Sveiki. Dažnai mūsų klausėte, kaip pasikoreguoti geomapę esančius šablonus, kurių mes turim nemažą sąrašą. Tai dažniausiai koreguojamas yra kadastrinių matavimų šablonas GKTR 2014 ir GKTR 2020 topografiniams ir išpildomosiams nuotraukams skirtas šablonas. Aišku, galima ir kitus koreguotis. Tai kaip tą padaryti, kaip ir atsidaryti bet kokį brėžinį, tai galime naudoti open funkciją arba failas atidaryti. Ir mes turime pasirinkti, kad mes ne DVG norime atidaryti, o DVT. Tai yra drawing template arba kitaip šablonai. Tai pirmas šablonas yra kadastrinių matavimų šablonas GKTR 214, tai tiesiog mes jį pažymėm ir atsidarome. Ir kaip matote, jis atsidaro ne kaip koksai drawing, o atsidaro kaip šablonas. Ne? Tai ką mes čia pakoreguosime, tai išsaugosime tokį ir turėsime. Tai kaip pavyzdys, atsidarome, kaip minimum, galime pasikoreguoti rekvizitus, aišku, galime įsikelti galbūt kažkokią papildomą informaciją, kuri jums reikalinga naudoti, ar ten lentelės kažkokios paruoštos ir taip toliau, mes jų čia galime turėti ir ne vieną. Visas koregavimas tai vyksta visiškai standartiškai ir taip toliau. Tai, sakykime, vietoj infoerą pakeisiu, tarkim, mano įmonę, kad vizualiai matytumėme pakeitimus ir pabandysime užsaugoti. Dar ką noriu atkreipti dėmesį, kad visi mėlyni užrašai turi specialius IGA kodus, būtent tokį kaip atributą. Tai ką tas reiškia, kad tie mėlyni tekstai yra susijęti su tam tikromis funkcijomis, būtent su koordinačių lentelės parametrų užpildymu. Ir jeigu mes paliekame tą IGA kodą, vadinasi, mūsų tekstai reaguos su ta funkcija. Jeigu mes tą IGA kodą ištriname, tai mūsų tekstai nebereaguos su ta funkcija. Aš dar atidarysiu lentelę, ten parodysiu, kur yra įmonės pavadinimas, pareigos ir vardai pavardės. Taip pat yra ir su datomis ir su matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeriais. Tai tą turėkite omeny. Tada dar kas toks įdomesnis momentas, tai yra neišsisaugokit tų spausdinimo lapą arba tų pakeitimų, kai lapas tokioj būsenoj, kad nesimato pilnai arba kad ten labai mažiukas, tai vėlgi turėkite omeny, kad jums reikalingi bus kiekvieną kartą atsidarius savo pakoreguotą šabloną, papildomi veiksmai, vėlgi, kad pasirodyti, nusistatyti lapą. Ne? Taip pat rekomenduoju visada įsijungti modelio erdvę, kaip standartiškai, kad atsidarytumėte brėžinį. Tai pasikoregavote, spaudžiate saugoti, jis išsaugo šablonas, mes jau galime uždaryti. Ir jau sekantį kartą atsidarome. Atsidarius mes turime mūsų pakoreguotą lentelę arba ten įmonės pavadinimus, rekvizitus. Taip, ir dar parodysiu su GKTR. Tai yra ne naują reikia atidaryti, o jau esamą. Ir GKTR 2020 Open. Ir atsidaro šablonas. Vėlgi galima tiek bet kurį spausdinimo lapą pasikoreguoti. Tai, sakykime, tai vykdytojas UAB mano įmonė, sakykime, galime kabutėse įrašyti, vėlgi čia jau kaip jūs pasirinksite, užpildyti kitus rekvizitus, galima pasirinkti jau ir iškart galbūt tą patį tikslumą, jeigu jūs, tarkime, naudojate visą laiką tą A tikslumo klasę. Ir jeigu spausdinimo lape įrašytumėm UAB įmonė, tai dar tas atsikartoja, visose lentelėse tie pakoregavimai atsikartoja per visas spausdinimo lenteles. Ir vėlgi atsidaro modelio erdvę, tiesiog uždarom, išsaugome.
Na ir galime patikrinti, kad tai yra, vėlgi išlikę mūsų pakeitimai. Tai va, taip paprastai ir lengvai galima pasigreitinti savo darbus. Tai iki pasimatymo.